Tai ką, pirmos dienos vidurdienis, niekur iš ryto neskubėjom, nes karšta, 32-33 šilumos. Tai, žodžiu, dabar judėsim, einam į traliuką, judėsim link parodos, viskas susikrovė, vandens pasiėmė ir važiuojam tenai. Mano pirmas eilėje sėdi, laukia. Lenkiškai kažkas parašyta. Pažarova, reiškia, turbūt, kad hidrantas, kaip ir sako, darys. Kitą kartą statysim kitur. Vėl uždarė. Ne, nesam. Parky platinėje 50 zlotų. Gali pasibandyti, o per antrą tada jau tą geriausią laiką matyti pasiekti. Nieko nematau būdės. Dutūkstantųjų vaibas. Nepamatysi tokių renginių Europoje pats geriausias, aš manau. Klausyk, o tu atvažiavai, kaip suprantu, ne tik pažiūrėti, ar ne? Tikrai tu atvažiavai čia su savo automobiliu. Taip. Ar gali pristatyti, kas tai yra? Ar tas automobilis turi vardą ir apskritai? Plačiau. Čia jo. Plačiau, Kamėjus. Vardas čia? Ne, iš tikrųjų yra pirmas Golfas, kaip matai. Dizelis, kas nekeista. Kodėl pirmas Golfas? Pirmas Golfas. Visą gyvenimą žurnalai vartyti, žinai, pats supranti. Nuo 18 metų aš jį turiu, tai jau 15 metų. Tai darau, patikėk. Ką čia esi padaręs, kiek kartų perinkęs, kiek kartų keitęs? Perinkęs turbūt, nežinau, kaip ir sakau, gal ir tuo pačiu 15 kartų, kiekvienais metais. Paskui dabar neseniai uždėtos visos apdailos, viskas atnaujinta būtent šiam renginiui. Bet šiaip, kol kas mano mėgstamiausia mašina. Tai išvardink dabar, pavyzdžiui, tokiem jau fanam, frikam, kurie domisi ir gilinasi į variklį, apsukas ir visą kitą, kas čia yra sudėta. Visų pirma, tai motoras 1.9 TDI iš ketvirto Golfo. Turi apie 300-350 arklių. Kaip jaučiasi tokio automobilio, kiek jis sveria? Jeigu kada norėsi, galėsiu pravežti. Gerai. Aš norėsiu. Tu žinai. Jokių bėdų. Ok, kažką tu dar papildomai modifikavęs esi? Išmetimai, suspensija, kas? Išmetimas, visas. O tai kas, papasakok, tai padaryta? Išmetimas, aišku, tiesioginis, tenai daug ko nepridarysi. Stabdžiai, galiniai stabdžiai, ratai kitokie, va, kaip matai, salonas visas, shifteris. Nu, reikėtų pasinaudoti vidų, tai viską pamatyti. Ar tu... Klausyk, ar tu esi tas frikas, kuris suvedinėja sąskaitą ir žino, kiek išleido ant mašinos? Ne. Žodžiu, tiesiog švaistai pinigus. Tai yra hobis. Čia nieko nepadarysi. Ar nusipirksi Porsche, nusipirksi Mersą, vis tiek pinigai eis. Ar daug dėmesio sulaukęs nuo automobilių? Dabar, kai į Lenkiją važiavom iš Lietuvos, neįsivaizduoju, žinau, kiek kartų iš mašinų važiuojant filmavo, fotkino, žmonės liuksus rodo, nu, ta prasme, ir toj pačioj Lietuvoje. Kaip jautiesi dėl to? Žinai, pasakysiu, nepasikeldamas savęs irgi jau pripratau. A ne? O čia sulaukia ir daug dėmesio palyginus su visais automobiliais. Dabar Ilsą dariau vieną, išlipnau, tai matos irgi, fotkino žmonės eina, žiūri visokius, kas padaryta, kas blogai padaryta, kas gerai. Tai su šitą automobiliu visą gyvenimą ir būsi, ne? Ultimate Dream, daugiau svajonių nebėra. Svajonių yra pakeisti į benziną ir kol kas tiek. Nes ta prasme, šitas reikalas kainuoja apie kokią 70 000, kad padaryti viską Lietuvai. Tai jeigu reikėtų parduoti, parduotum? Parduočiau. Už kiek?
Nu, kokiu 30 tai tikrai. Už 30 nebuvau. Duok 4. Ačiū. Tai ką, kaip matot, vakaras ir kartu mes atvažiavome, aišku, su Lumis, pasieikit, Lumis Films. Ir dabar vaikštom po aikštelę, žmonių mažiau ir apžiūrinėjom mašinas. Tai va, Mersiuką apžiūrėjom jau, viskas su juo kaip ir gerai. Panašu į raudoną MK, ar ne MK tuomet? Ne MK, bet su priekiniu raudonu. Ten yra MK's replika. Nu, pažiūrėjau. Gal kam bus įdomu. Chuliganai, visiems labai įdomu. O, su šmicais. Įdomiausias dalykas, kad jeigu neklystu, tai čia yra plačiastopis su M3 bodžiu. Jo, plačiastopis. Tai yra plačiastopis, kuriam yra pritaikytas M3, net ne body kitas, tai yra buferiai ir spoileriukas. Lukas žino apie šitą dalyką labiau, nes turi tokią mašiną pats irgi. Nu, ne tokią, ten pasyva nėra stovių. Ten yra vasarinė mašina. Vasarinė mašina. Šiaip gražus? Gražus. Gražus, simpatiškas. Nu? Salonas paprastas. Kaip paprastas, siūtas. Siūtas, Nu. bet vairas blogai 6-7? Nu, va. 6-7. Aš už kėbulą duodu 9. Už kėbulą. Nes labai lygų, labai gražu. Nu, kėbulas tikrai išdirbtas. Ir duodu vienetą už tai, kad nėra valytuvų. O, einam prie Jägermeisterio. Jägermeisteris čia užtaisęs gerų bombų. Jo. Geros bombikės. Geros bombikės ir čia šitos mašinos buvo naudojamos pagal paskirtį. Nu, daug dievė. Turbūt ir buvo. Turbūt ir buvo. Kuri tau iš visų 4? Aišku, aš jau žinau, aš galiu pasakyti. Nu, pasakyk. MK. MK. Tikrai MK. Nes nesu žaibo fanas. Alfa gal irgi nelabai. Šitas modelis patiktų, bet nepatogu važiuoti po miestą ir nepasimsi antros pusės. Kaip nepasimsi? Važiuok, šalia yra radiatorius. Tai va tame ir esmė, radiatorius. Va į chuligankę galima būtų įdėti antrą sėdynę ir galima būtų važiuoti dviese pasivažinėti po miestą. Į trasą gal nelabai jau būtų gaila jau. Aš galiu pasakyti savo. Sakyk. Bet aš turiu top 2. Top 2, okei. Jo. Alfa? Ne, pirma Porsche'as, o paskui Alfa. Nu tai ar Alfa, ar Porsche'as, ar Porsche'as, Alfa, ar nu nesu Alfa fanas, bet blemba daiktas yra. Kai žinai, kad ta prasme, visą gyvenimą, kai žiūrėdavai tos videkus, visokius su DT-minio mašinom, tai... Ir kuo Alfa paliko didžiausią įspūdį? Kažkada būdavo siekėmybė, aš vietoj Golfą tokią norėjau irgi daryti. Šitokia Alfa? Okei. Bet jei čia labai daug reikia daryti iki tokio vaizdo. Daug? Matai, visas priekis ir va, pažiūrėk sparnai. Visas priekis, sparnai, nu. Sparnas tik va, iki šičia va, mažiukas. O čia visas nugis, jisai taip atsiverčia į viršų. Nu čia realiai nestandartas. Čia yra Track Day karas. O galinis dusmintuvas užėstas į viršų ar ne? Kas domisi DTM, tai pas Alfa būdavo duslintuvai tokie 2 paplokščiai į viršų ir ten 2 į viršų. Ir visą laiką čia būdavo apdegę. Kai kažkur esu matęs ten nuotraukų, kur apsilydžiusios lempos. Užsiliepsnodavo. Čia yra daiktas. Baliukas. Norėjau kažką daryti tokio. Dabar sen yra daug mašinų, kurios norėjau. Ar yra ko nenorėjai? Nežinau, yra. Bet yra daug ko norėjai. Žinai, kas yra, man žiauriai formos patinka tos mašinos. Kokios? Forma, jos. Forma, okei. Žiauriai gražios formos jos. Šiaip žiauriai norėjau, yra, aišku, čia neįmanoma jaučiu gauti, yra galinis langas su tokiais... Per vidurį kirstas. Jo, per vidurį kirstas tokiais 2 trikampiukais. Yra pats pirmas kafelis.
Ir posūkiai būdavo išlenda iš čia, iš stojkės, tokie pip, šviečia. Pip. Tai nei priekiniai gale nėra, Ne. būdavo tik tais per Ne. vidurį mašiną. Per vidurį mašinas išlenda Okay. toks pau, tokia juostelė. Ir gale būdavo be posūkinės lempos, tik va toks, kaip būgas. Stopukas. Jo. Spėju dabar, jeigu norėtum tos posūkius nusipirkti, nėra kur gauti. Tai nėra, tai aplamai tokios mašinos. Tokių mašinų nelabai yra. Nu, čia yra graži klasika ir džiugu, kad žmonės jas myli, išlaiko ir vis dar atveža parodyti. Norėčiau tokios dar ir dabar. Vat jeigu kalbam apie norus, tai aš labai norėčiau tokio Merso. Kai buvau mažas, turėjau tokio Merso modeliuką. Gal dabar naujo nori? Tu pusė didelio? Dabar norėčiau Realaus didelio tokio. Norėčiau tokio didelio ir kuo jisai yra gerai, tai kad yra 500 sek. Tai yra O jeigu nebūtų ženkliuko galo, nežinau, dviduris limuzinas. su BBS vairu. Komfortiška mašina. BMW. Miša Harudino M4. Nu, gal ne jo turbūt, bet jisai su juo važiavo ir padarė avariją. Bet dėmesį traukia. Dėmesį traukia, žmonės eina, žmonės žiūri. YouTuberiai visi ant stogo lipa, aišku, mums nelabai galima turbūt. Pagrindinio prizo galbūt jinai ir nelaimės, bet čia yra turbūt vienintelė mašina, į kurią gali atsiremti parodoj. Ir tai negalima turbūt. Iš karto būsi Diskvalifikuotas. 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 Džiugu, kad atlaikė lankai. Aš mačiau, buvo įdėjęs savo šalmą. Tai šalmas trūko. Šalmas trūko. Nu, aš subrozinas ar trūko kažkas tokio. Kalė jaučiu su, nežinau, su kokia vieta, gal pats stogas irgi kalė per šalmą, nes šalmo priekis irgi trūkas. Aš nemačiau to vaizdo, kaip jisai trenkėsi, bet atrodo, kad turėjo tikrai gan stipriai. Tai va, paliekam, gal atkels, gal mum atveš Gal atkels. atkels, gal mes atkelsim, ne? Nu. Davai, Miša, Stipriai. blema. Parašo Mišai, kad atvežtų mum atkels. Gal nieko. Eina pažiūrėti mašiną, kuri kainuoja 30 milijonų. Darbai mūsų, Jau. detalės jūsų. Reikia, blema, rimtai gal reikia parašyti Mišai. Tai aiškiai. Rebuilding channel. Būtų superinis projekčiukas O, tokį dar atkelti. vienas dalykas, važiuok tiesiai. Peugeot irgi nesu fanas, bet, nu, blemba, šitas yra kažkas. Tu esi fanas hatchbackų, greitų, mažų, sportiškų hatchbackų. Jo. Kas tiesa, tas nemelas. Esmė tokia, kad originalas jisai turi motorą gale. Ok, Šitas turi priekį. tai čia yra ne originalas. Ne, nu čia savaime aišku, kad ne originalas. Galėtų į tokias parodas ir originalą atvežti. Galėtų, bet aš įsivaizduoju, kad jų labai labai mažai. Aš manau, kad standartas jinai nebuvo populiari mašina ir Standartas jos jis taip tiesiog atrodė. išnyko. Ne, jis taip atrodė. Jisai buvo darytas raliui, Grubi, Ok. kur važiuodavo tik tos bombos. Va, tenai, kur Audi stovi, tas vienas. Šitą. Alfa, va, tenai. Alfa Delta. Integralė. Integralė. Šitos visos mašinos, kur važiavo Grubi. Bet vat huliganiukas Nu, čia jau tavo tema. M3. Kas Irgi. juokingiausia, kad M3 motoro standartą turi panašiai arklių kaip ir 2,5 plytą iš kregždės. Bet apsukų gal daugiau? Apsukų daugiau. Tai va. Bet čia yra labai gerai. Čia yra žiaurus daiktas. Čia yra žiaurus BMW. Nu, kaip ir BMW. Kaip ir ne BMW. BMW ką darė variklį? Dizainas jis BMW yra. Turbūt variklis. Ne, dizainas tai BMW, tipo Finos dizainas yra. Finos Nu. liveris. Bet visai esmė tokia, kad dabar jinai kainuoja tokius pinigus, kur nu, mes negalim apie tai pagalvoti. Nes čia net neaišku, kiek jinai kainuoja. Čia sklando gandai. 10, 20, 30 milijonų. Standartas, dabar standartinė kainuoja apie 10 milijonų. Standartinė. Įdomu, kiek jų buvo pagaminti. Negaliu pasakyti. Atkinsonas tokį turėjo standartą. Ok. Dabar Binas. Ok. Tai ją sudaužė. Ir ją sudaužė. Ja, bet aišku, čia buvo Labai brangi seniai. avarija buvo. Čia buvo labai brangi Nepamiršk pasakyti, kad čia yra per vidurį vairas.
Jo. Šitą mašiną yra vieno žmogaus ir su ja Ne į vieno, miestą trijų. dviese neišvažiuos. 3. Kas 3? 3 sėdynės originaliai. 3 sėdynės originaliai. Jo. Vienas per vidurį ir 2 šonuose. Vairuotojas sėdi per vidurį. Jo. Ok. Ir dar čia dar plius irgi longtailas. Kas, nu čia kosmosų. Žodžiu, galima sakyti apie 30 milijonų. Taip? Nu va, realiai mūsų duetas. Vienas turi huliganą, vienas turi pirmuką, ne? Ja. Kas Žinai, aš tau yra pasakysiu, su galiniu kamberiu? Aš tau pasakysiu vieną dalyką, čia yra nesąmonė. Nežinau, kam tai gražu yra. Čia yra padangų ėdimas visiškai, nes aš įsivaizduoju, kad tu išvažiavai su tą mašiną, pravažiavai 20 km ir tu verti padangas. Noriu aš dabar pasakysiu, kažkada buvau padaręs pirmam golfui tokią nesąmonę. Ne tokią, gal biškį mažiau. Ir žodžiu, kai buvo ratas suversas, mašina važiuoja, važiuoji tu tiesiai. Jo. Ir mašinos galas va taip. Tai neturi sukibimo visiškai, tu važiuoji kaip su dviračio ratais. Einam pasižiūrėsim pas golfą. Pas BMW dar biškį yra mažiau, bet vad man įdomiausia, kas yra pas golfą, tai čia yra praktiškai, nu, čia nėra. Ta mašina važiuoja ant vidinės padangos dalies. O tu pastebėjai, kad ratai kaip pas mano golfą, bet palangės irgi tokio pačio pločio. Tai Bet- paskui nueisim Bet iki vad golfo. strečiukas tai yra praktiškai pirštas. O. Čia yra kiek padanga neužsimontavus, tai ką jie padaro, jie Ten yra lipa. apvirina dar vidinį lipą, kad Sakau, padanga nueisim- laikytų orą. Eisi iki mano golfo ir va galėsi palyginti, kaip atrodo su tokiais pačiais pločiais. Padangos normalios. Ne, man tie, Tas pats irgi. čia ne tas pats, čia biški mažiau, bet tie tokie jau kažkaip praėjus mada, man atrodo, to nenormalaus kamberio ir iš tikrųjų Universalus standartas, nuleistas su ratais. ir lygiai toks pat kamberis. Ir lygiai Visos toks pat mašinos kamberis. tokių pačių kamberių. Nu, ne visos savo pasižiūrėk, pavyzdžiui, pas golfą tai yra ratai, kur dirba visa padanga Ferrari praktiškai. ratai. Ferrari, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Čia 2 Volvo. 2 Volvo, pusantro. Pusantro Volvo. Pusantro Volvo. O, žiūrėk, dar yra. Dar biškit. Dar biški, čia yra ne tik pusantro Volvo, bet dar ir 50 kubikų viduje. Gal 25? Kam sakai? Gal 25, gal 5. Kaip jau mūsų Audi maikės- fanas? Kaip jau mūsų maikės naujos? Maikas naujas. Kaip tau? Geras. Gal kas nors nusipirks nori? Parašykit. Merčias. Realiai Porsche'as va traukia akį iš karto. Traukia, bet ir tuo pačiu netraukia. Nežinau. Realiai po šitų 2 dienų tai neaišku, kas traukia akį, nes čia kiek pažiūrėsi, visur viskas ir gražu, ir pradedi matyti, ko nėra kituose. Nu, pavyzdžiui, šitas. Kam jis čia stovi, tai aš nežinau. Nu, čia jau darius. Šitas prabangus modelis. Jo, nu, bet, nu, ta prasme, aš irgi Bet, galėčiau tokį pasidaryti, nusipirkęs. Ta prasme, nu, jau Ne, nu čia šitą turi nesijaučiu. pinigų, nuėjai į saloną, nusipirkai, paprašai, kad uždėtų ratus mandresnius ir Šitą. Lambo. Irgi realiai, kas čia, nieko įspūdingo. Turi kiek, 3 Girdi, tu nusileisi ant žemės. 300-400 štukų nuėjai į parduotuvę ir nusipirkai tokį patį Lambo. ar ne? Jo. Jo. Įspūdinga mašina, įspūdinga, superkaras, bet Norėtum? Tiesiai šviesiai. tiesiai šviesiai, už tos Jokių. pinigus galima kažką geriau jaučiu. Nusipirk garažą. Už tos pinigus galima pasistatyti gerą garažą ir pasimti kokias 5 geras tensinės mašinas, su kuriuom skirtingom važiuotum kiekvieną dieną. Nu, gal jau. O, blemba. Pažiūrėk, mano mašina stovi. Kokį, neatsimeni, blemba, kai turėjau. Tavo Dariau, mašina. Fiatas. Atsimenat, kai tokią turėjau neseniai? Praeitą žiemą. Alidžiai. O, kaip Lydžiai. ten daro Alidžiai? Taip. Ukit. Tai va. Yeah, mes galėjom irgi atvežti šitą mašiną blemba, į parodą. Įdomi labai detalė ant veidrodėlių yra, kad veidrodėliai nesušlaptų. Yra padaryti kazirkiukai tokie kaip ant kepurės. Aš įtariu, kad pas mumis galingesnė darbo. Nu, Klin, na? klinga tai. Ar ne gatai? Nu, turėtų būti gatai. Turėtų būti gatai.
iš 15 RABBS padaryti, blema, jaučiu 17, ne? Panašu. Visai gražu. Salonas tvarkingas. Luvras uždėtas, bet irgi nežinau, ar šit labai tinka. Ir lakuotas lempas su laku. O va čia negerai. Čia negerai. Pažiūrėk, mes jau mašinį. Poliukas tavo. Nu. Galėjai poliuką Padarydavo atvaryt. šitaip? Kaip? O taip? Poliuką R23? Pažiūrėk, R23. Poliukas yra R23. salonas kaip mano, vairas kaip pas mane. Viskas identiškai. Stogas juodas kaip pas mane. Langai elektriniai irgi. Bet čia klima yra. Tai tau trūksta tik tais, kad ratlankio kantas apsikabintų arką. Dabar pas mane 14. Tai jau čia net ratai neužsideda mašinų. Čia net ratai neužsideda. Čia spėjau labiausiai norėjo parodyti, kokius gražius suportus turi ir kad rankinis dar turi papildomą. Čia jau žinau urus. Dalia kokia didelė. Ką mes dar turim? Porschus, kurie kažkada nieko nekainavo. O dabar kosmosas. Dabar yra kosmosas. Mes turim dar vieną chuligankę su šmitais. Tik tais keturdurė. Mes Padėtas yra, lašas stovi. šeštukas su labai įdomiu bodžiu. Rygeris? Neaišku, ar čia Rygeris. Nesu fanas šitų senovinių bodžių. Bet už tai ratai, blema, yra. Bet ratai yra belekas. Man atrodo, kad Rygeris. 15, 16, 15. Ne, 16. 16 su nežmoniško dydžio palangė. Ir turim Opel Kadetą, kuris jau yra realiai dinozauras. Išnykęs Norėjau kaip tokį pirkti dinozauras. vietoj Polo. O šiaip tas tai toks įdomus variantas. Tikrai. Man atrodo, kad Rygeris. Bijau suklysti, tai jeigu ką, pakomentuokite apačioj. Gal jūs žinosit irgi. Bet panašu į Rygerį. Turim sustensintą korvetę, su kuria nepalieksi. Tai čia su bledi kiekvieną mašiną negali palikti. Nebent su mano Golfu. Nu, Lukai, tavo svajonė. Mano svajonė. Mano svajonė. Mano svajonė. Ne, BMW mano, E9. Taip, jau žinai, ne iš karto. BMW E9 tai yra visiška svajonė, grinai taip pat kaip ir atrodo. Vienintelis dalykas, ką pakeičiau, tai yra spalva. Juoda spalva. Kad ir kaip atrodo klasiškai tai juoda spalva, bet šitam modeliui mano galvo jinai netinka. Aš, kad ir, tarkim, palikčiau juodą, bet pakeičiau ratų spalvą. Kad ir džiotė. Kad ir jo. Vat vienas dalykas, kas yra ratai, čia irgi norėtųsi labiau klasikos. Jo. O ne? Ir Kokia- šiaip salono spalva visai graži. Salono spalva įspūdinga. Mėtinė tokia graži, tikrai. Salonas atrodo gerai. Pinigėlių įdėta. Net neklausiu, kiek duodi iš 10, nes aš žinau, kad jau bus 10. Čia yra 10. Bet čia yra... Ir dar šalia stovi dar dvi mašinos, kurios gal norėčiau. Arba tos. Arba tos. Šiaip tai labiau siekiamybė dabartinė yra šita, paskui gal kada nors ta. Labiau šita dėl to, kad jinai mažiau kainuoja negu Ana, ar... Tikrai taip. Okay. Tai va. Šitas Šitas jo. yra geras daiktas. Bet norėčiau universalą. Čia yra gerai, M3 yra gerai. Spalva atrodo gerai. Mechanikė ar ne? Ne. Spėju, šitose mašinose automatas yra tikrai geriau negu mechanas, nes Dabar vieni youtuberiai nusipirko M3, 23 metų jau stovi visų ekranų ant priekio. Okay. Telekų. LEDas mechanikė. Jo, įdės single turbo. Single turbo. Apie 800 litrų. Sutinku, kad mechanas yra ta prasme smagiau, nes nublemba. Pats viską darai, pats viską junginėjai. Ta prasme, visai kitas reikalas. Visai kitas reikalas. Va, iš karto tau vėl mašina. Vėl mašina yra M3. Taip, Dar vienas M3. super vidurį valytuvų. Tikras M3, gražu žiūrėti. Ratai kaip tavo skuligankės. Ratai tokie patys, identiškai. BBS RC. RS 17 ar yra? Tik nepeikip. Yra, taigi pas mane garažė vietos. Ok. Okay, yra net Okay. 18 savęs. Bet tai ten būna step lip. Ne.
Ne? Mersiniai. Mersiniai, originaliai. Mersiniai 5/112 yra originaliai 18 ratų. Okay. Žodžiu, taip yra. 15-16 centras yra vienodas ir 17-18 yra centras vienodas. Ir tada skiriasi tik tai lipai ir bareliai. Bet šiaip 18 yra, 100%. Net kažkada norėjau nupirkti iš Šilutės ar Tauragės, bet žmogus nepardavė. Man atrodo, RS įėjo originaliai 18 ant šitos mašinos. Ant banginių. Ant banginuko. Taip. Tai va. Dariau, pafilmuok šitą banginį. Nes ant jo eidavo RS 18. Banginukas irgi įspūdingai atrodo. Jo, tokių nebėra. O čia mano draugo būsimas projektas. Toks pat. Siekit mus, nepamirškit, pamatysit tokią pačią mašiną pas mus YouTube kanale, kai darysim. Man tokią pačią. Tik tiek, kad juoda bus. Bus juodas klasikinis Mercedesas. Juodas, su ksenonais, AMG paketas ir originalūs ratai, be stensa, be nieko. Be stensa, be nieko. Standartas. Kom to Audi tave taip traukia? Nežinau, ta prasme. Mes dabar, kai darėm tą RS, blema, pavažiuoju su juo, blema jaučiasi, tai tokia, mašina, žinai. Bet ar kitose, paimkim Man visą laiką norėjau RS, blema. RS. Aš šiaip dažniausiai norėjau 6 RS universalų. Gerai, bet tai tas pats imkim. B5, ta prasme, ne B5, B6 vadinasi. Taip. Ar ten B6, arba tenai naujesnės serijos. Šitos dvi yra skirtingų metų. Tai čia yra pinigai. Bet jau kodėl ne AMG arba ne MK kokia? Nežinau. Dabar Išvaizda. MK, bet sakiau, irgi M3. Išvaizda, performance'as. Bet M3 pirkčiau žmoną. Žmonai M3? Žmonai M3, o pats Audi. Va, mano tema. Okay. Va šitą mašinytę tai tikrai imčiau. Šitą mašinytę tikrai imtum, nes čia yra užturbintas, didelis, platus, mažas hatchbackas. Tai yra greičio mašinėlė. Dariui patinka, nes Darius irgi yra hatchbackų gerbėjas. Tikrai. Šiaip simpatulė. Jo, Pandemas. Pandemas. Tau patinka Pandemas. Pandemas man patinka. Turėjau Pandemą. Papasakok apie Pandemą. Pandemas buvo labai smagi mašina. Mūsų pirmas bendras projektas, kurį darėm, Arkas dėjom. Jo, tai buvo pirmas projektas, kuriam dėjom white body. Ir tai buvo geras pasibandymas. Aš jau golfą buvau sudėjęs, ar ne? Buvau. Tu buvai golfą sudėjęs. Tai ne pirmas, ne pirmas, antras. Bet dėjom Pandemą. Pandemas pirmas. Pandemas, buvo pirmas Pandemas. Labai gera mašina buvo vien dėl to, kad sudėjus Pandemą ir uždėjus 11 jotų ratus, galėdavai važiuoti dugnais į posūkį ir jinai kaip kartingas. Būdavo kieta, žema, plati, niekur nepaslysi, galėdavai drąsiai spaust dugną. Žodžiu, gerą mašiną. Kartingas, jo. Gerai. Dar vieną mašiną noriu pasakyti, irgi, kuri žiauriai patinka, tai yra M2. M2. Aš jau, kai važiavom jau į čia, tai ir tu sakei, ir Darius sakė irgi, kad jum šitą neimponuoja ir apšiai nepatinka. Irgi, bet... Jinai labai keista. Jo. Labai keista. Tik aišku, dabar turbūt per kamerą nelabai matosi, nes tamsu, bet šiaip taip. Nežinau. Bet čia bomba yra, ta prasme. Kad bomba yra? Ta prasme, per hot hatchas, tik tiek, kad turi subinį, bagažinį. Va čia yra gražu. Man kupė yra gražiau negu hot hatchas. Bet man nepatinka jos nukis nukirstas, kažkom keistas ir neišbaigtas galas. Arkos plačios. Dar įdomus dalykas, kad pas jos standartai eina prieki 20 colių ratlankį, o gale 21. Skirtingų dydžių. Skirtingų dydžių. Tai čia yra toks įdomus sprendimas BMW padarytas ir manau jisai atidirbo už tai. Tai dabar pas visus realiai superkarus, ne pas visus, pas daugumą irgi eina 7 ratų. Prieki mažesni, gale didesni. Pas tą pačią M3 irgi tas pats. Taip. 19-20. Taip. Įdomu, kodėl jie taip daro. Nežinau. Tokios? Ne. Ne. Niekada. Nes mano nuomonė tai yra influencerio žmonos mašina. Girdi. Ne. Žmonai pirktum? Žmonai, manau, kad žmona apsidžiaugtų. Bet aš pirkčiau geriau RS Q8 negu šitą.
nes pigiau. Jaučiu. O mašina ta pati. Ir remontas pigesnis. Jo. Nes mašinos identiškos visiškai. Audi detalės gali sudėti Lambo. Jo, jokių problemų. Net yra YouTuberis vienas Matt Armstrongas irgi. Nu, čia, ta prasme, turbūt jau žinomas dalykas irgi žinomas YouTuberis. Bet jisai darėsi Murcielago. Okay. Ir į Murcielago dėjo, žodžiu, posūkius Fordas. Fordą. Šitą dalyką. Focuso ar ten Mondėjo irgi tas pats šūdas, tie patys posūkiai. Tai ką, Lukai, atėjom blemą prie... Atėjom prie paskutinio gražiausio eksponato, ne? Būtų gražiausias, ne, tai laimėtų top 16. Būtų gražiausias, tai stovėtų ant ratiformų pakilos. O, va. Va. Teisingai sakai. Va. Bet šiaip tai... Nežinau. Man patinka tas vaizdas, kas yra irgi, aš nežinau, ar dabar kažką keiščiau jame, bet nebenoriu kišti pinigų. Norisi naujų projektų, ne? Norisi Ir naujų vėjų. Taip. Čia yra viskas išdirbta, ką norėjai išdirbti. Nu, po kapotų biškai dar norėčiau pakeisti irgi, bet... Tai galo niekada nėra upgrade'am. Ir žodžiu, aš taip manau, kad šiam kartu tiek jau temsta ir judėsim link viešbučio. Taip, kad nepamirškit subscribinti, nepamirškit laikinti, nepamirškit Luką palaikinti, pasubscribinti Instagram'e. Ir iki sekančio karto. Ne? Iki.